visi, su jumis aš Mėstikluta ir šiandieną mes, tiksliau aš filmuoju dieną su manimi. Tačiau savo kanale aš nevadinu taip šitos video, tad tiesiog yra paprastas vlogas. Ir šiandieną mes važiuojame į Kauną ir ką mes ten veiksime, jūs pamatysite toliau, tad intervas. Ir ką mes veiksime toliau, jūs pamatysite video. O dabar dalykitės arbatą, kavą, ką norite, imkite bulkučių, ką nors kito šilto, valgykite, žiūrėkite, nes dabar žiema ir, manau, yra geriausias metas sėdėti prie kompiuterio, šiltame name, kambaryje arba lovoje, ką žinau, kaip jūs žiūrite video ir sėdite YouTube'e. Tad vat, ir mes tęsėme. Sveiki visi dar kartą ir kaip jau supratote, aš esu Žalgirio arenoje ir tai yra Kaune, kaip ir sakiau. Ir aš čia jau lauką tam, kad pakalbėt su jumis, nes tenais nėra kur kalbėt, visi vaikšto, dirba, užsiėmė, susinervinę. Oh shit, nice. Susinervinę ir groja, repetuoja ir beveik jie nesigirdi, ką aš pats sakau net. Tad va, dėl to aš čia jau ir tikrai čia awesome atrodo. Ja, pažiūrėkit jūs tik šitą. Čia Akropolis dar, va, šalta kaip kokia dar irgi. Čia pastatą kažkokį griauna. Ir nežinau, gal šiandien dar nueisiu į Akropolį. Pažiūrėk, šiaip labai norėčiau, bet nežinau, ar laiko bus. Tai vat, o dabar toliau varom. Jei, sušalau jau atgal Žalgirio areną iš šitą puikią. Reikia eiti į apačią, nes viršumės. Interesting. Galvoju, kad šiandien vakarai, mums šiandien tik darbuotojai ir asistentai ir panašiai žmonės. O aš šiandien samdomas esu, aš nekas nekas, bet turiu tokį plačiuką. Tai tipo kaip darbuotojas. Leda, nes jinai dainuoja su Marijonu. Į patį centrinį, į šoną gali eit, bet duokite į centrinį. Ar galim duoti į centrinį monitorių šitą į ledus centrinius Marijoną? Suspaudėt. Va. Gerai, dabar su visų vaizdu, nuo pat pradžių ir pilną garsą. Iš naujo, duok. Taigi, sveiki dar kartą, man pasidarė nuobodu čia sėdėti ir aš nusprendžiau nueiti į Akropolį. Tai ir, kaip visada pas mane viskas yra per šikną. Paklausiu kodėl, tai todėl, kad aš išvažiavau iš Vilniaus ir pamiršau akumuliatorių, tiksliau akumuliatorių, ką žinau, kaip staris teisingai, akumą savo GoPro kamerai ir dabar, man pusė liko baterijos ir aš fucking nežinau ką daryti. Nu, aš turiu dar pasiėmę savo veidrodinį foteką, nes galvojau, gal kažką Kaune gero, gražaus pafilmuosiu. Bet aš labai tingiu, tai nemanau, kad kažką filmuosiu. Aš laukiu ypatingo, nebent tenais kažką viduj. Tai vat, nebent sakau, jeigu šitą įsikraustai, tai pasiimsiu savo veidrodinį foteką, bet daugiau tai neturiu idėjų, ką galima padaryti. Ir kaip šalta laukia. Ir blemba, rimtai. Pažiūrėkit, koks didelis Akropolis. Ta prasme, čia parkingas, pusė parkingo, man rodo, šito pastato yra. Bet, jisai didelis irgi. Nes man sakė, kad Kauno Akropolis yra mažas ir vos ne kaip, ką žinau, kaip kokia mega. Ta prasme, kaip... Ar kokia ta prasme, ne mega, man rodo. Nu, kažkaip. Nearmanti. Šlydu. Tai vat, sutinkam Akropolį, nes gaila, paterkės. Labai. Gerai, prie garažo mes priėjom, tiksliau, prie parkingo. Dabar reikia kažkaip susiprast, susirast, kur įėjimas yra į šitą Akropolį.
Nes aš neturiu visiškai jokių minčių, kur gali būti įėjimas. Nes tenas tai aš nepraeisiu iš tos pusės, bet man reikia eiti apšia aplinkui. Jeigu man taip reikia aplinkui, aš neįsiu ir aš grįšiu atgal į Žalgirio areną. Nes aš esu fucking tinginys ir čia yra fucking šalta. Jo, ieškom įėjimo. Gerai. Radau įėjimą, bet man reikia perėti šitą vartelį. O, šiaip. Gerai, pasakysiu jums tiesiai. Švietė, aš jau pasiklydau ir aš pusę, kur randuosi. Randuosi čia kažkur. O, šit, einam į viršų. Karočią, įdėjau aš ant Kauno Akropolio Maksimos. Tokios kainos dar nesu matęs. Vėlgi, tuo metu aš nefilmavau ir kamera buvo išimta, bet esmė tokia. Aš užėjau į Maksimą, nes užnorėjau valgyti. Pasiėmiau 2 bandelės, kurių kaina buvo 45 euro centai. Nuėjau į kasą. Ir man žino, kiek išmušė tas bandelės. Jos kainuoja supis, kad 3 eurus. What the fuck? Ne, bet rimtai, what the fuck is this? Tai va, dabar nusipirkau submariną ir pisu atgal į Žalgirio areną, nes man kad čia veikti visiškai neįdomu. Iš tikrųjų, galvoju, kad visą Akropas mažesnis, bet nebuvo toksai. Bet vis tiek, Vilniaus Akropolį daugiau yra veiksmo. Daugiau ką veikti. Čia tai nesąmonė uja žmonių ir visiškai mažai vietos ir nėra ką veikti. Tai kad siekam Žalgirio areną. Kaip aš nuoširdžiai skiriu užuojaudą vaikams, kurie atvažiavo specialiai į Valinskynės koncertą. Ne, nu, blėt, kai čia vyks, ar įdomu, nežinau. Jau eina šaliai. Puškė. Tu eik į priekį, tu eini nesustoji. Ir čia sustoji. Tai karoči, nėra ką veikti, man nusibodo žiūrėti tą koncertą su šitą. Sėdėti irgi nusibodo, nusprendžiau dar kartą nueiti į Akropolį ir gal kažkumojo, ir gal kažką įdomaus nuveikti. Ir laukia pasidarė dar šalčiau. Oh my god, rimtai žiauriai šalta. Tai va, dabar einam vėl į Akropolį. Aš žinau, kažką paveiksim, gal tenais įdomaus. Nes, blėt, dar mažiausiai iki 9 čia sėdėti, o dabar tik po 7, 6 ar 10. Tai neužkinsa, tad jo, einam. Dar kaip pirmą kartą aš čia jau nefilmavau, nežinau kodėl, buvau čia sušalęs kaip ir dabar, bet čia ant tiek slydu. Čia nieks visiškai jokių smėlių, nepabarsi nieko visiškai. Tiesiog va. Tiesiog, vat, eini ir slysti. Plikliai. Aš negalvoju, nu kas šita upė ant tiek sekli, kad čia, nu čia maksimum yra 0,5 metro gilumo. Gerai, metras. Bet nedaugiau. Visiškai sekli upė, wow. Ok, tuo tarpu mes jau artėjom prie Akropolio. Ir ką žinau, kažkas šiandien vyko. Sorry. Ok, nežiūrėk sauga. Ir vėl lipam šitais sušiktais laiptais. Ir manau vėl tuo pačiu keliu eisim kaip ir praeitą kartą per tvorą. Ta prasme, lipsim tą aplinkui eiti, tai nu nafig kaip toli. Tai va dar biškį informacijos, kodėl aš nekėliau video man rodos 5 dienas. Tai buvo dėl to, kad aš sušiktais žiauriai, nu ne žiauriai sirgau, bet sirgau. Ta prasme, temperatūros kaip lyg ir nebuvo, bet buvo žiauriai sloga ir žiauriai kosiau, tad bei buvau užkimęs labai, tad nemanau, kad būtų gera idėja tada man kažką filmavusi, nes būtų šitai gavus. Kai dabar mes lipam per tvorą. Praeitą kartą. Bėgau. Praeitą kartą viską dar. Sveikam vakarą. Taigi, štai ir viskas, pasakyčiau jums, kodėl aš vonioju. Yra geras klausimas, iš tiesų aš vonioju dėl to, kad namie miega tėtis ir mama pačioje ir aš nelabai mėgstu kalbėti prie mano tėvų
ir šis prieš žmonių esu toks drovus žmogus, tai jo. Tai nežinau, ar išėjo įdomus šitas vlogas, šitą dieną su manimi, nes aš nemokau kur tokio pobūdžio video. Esu drovus, tad prie žmonių aš labai bijau, nebijau, bet, jo, galim sakyti, bijau kažką filmuoti, kalbėti su kamera. Nežinau kodėl, tiesiog tai taip yra ir dėl to aš nekalbėjau beveik Žalgirio arenoj. Nekalbėjau, kai buvo Akropolį, tai va dėl to. Ir tikiuosi jums šitas video patiko bent biškučiuką. Ir jūs pastatėt laiką, parašėt komentarą, prenumerat ir pasidalinot šito video su draugais. O su jumis buvo Minės XLT. Komentuot, subscribe, davai!